Dokado. Labas mažieji klausytojai ir mažosios klausytojos. Šiandien kalbėsiu apie labai svarbią temą Lietuvos istorijoje – vasario 16-ąją. Tai diena, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Ką tai reiškia nepriklausomybė? Nepriklausomybė tai reiškia, kad šalis arba šalies žmonės gali patys priimti sprendimus, patys spręsti, kokia bus šalies kultūra, kaip žmonės gyvens, kokių įstatymų ir susitarimų laikysis, kaip mokysis, kokia kalba kalbės. Vasario 16-oji tai diena, kai daugiau nei prieš 100 metų, 1918 metais, 20 drąsių lietuvių nusprendė, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma šalis. Tuo metu Lietuva dar buvo okupuota kitų šalių ir žmonės tik svajojo apie laisvę. Kas buvo tie žmonės ir kodėl tik 20? Žmonės, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą, vadinami nepriklausomybės akto signatarais. Jie susirinko Vilniuje, apsvarstė, kaip Lietuva galėtų tapti nepriklausoma ir pasirašė dokumentą, kuriame paskelbė, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė. O kodėl tik 20? Signatarai atstovavo skirtingoms grupėms ir skirtingiems žmonių interesams. Jie turėjo didžiausią autoritetą tuo metu. Buvo aktyviai įsitraukę į nepriklausomybės siekimą ir tiesiog fiziškai, nes tuo metu vyko karas, galėjo atvykti ir pasirašyti. Tai buvo labai drąsus žingsnis. O ar buvo mergaičių signatarių? Labai gaila, bet 1918 metais nepriklausomybės aktą pasirašė tik vyrai, nes tuo metu moterys dar neturėjo teisės dalyvauti valstybės reikaluose. Tačiau Lietuva buvo viena iš pirmųjų šalių suteikusių moterims rinkimų teisę. O kas buvo po to? Po vasario 16-osios akto pasirašymo vyko labai daug procesų. Buvo sudaryta laikinoji vyriausybė. Lietuva pradėjo įsteigti valstybinės institucijas. Lietuviai ir Lietuva norėjo, kad kitos valstybės pripažintų naująją Lietuvos nepriklausomybę. Taigi tai buvo pamatas mūsų šalies kūrimuisi. Todėl vasario 16-oji ir tapo mūsų šalies simboliu. Vasario 16-ąją dažnai kalbame ne tik apie signatarus, bet ir apie šalies laisvę bei mūsų nepriklausomybę. Tai valstybinė šventė. Ir Lietuvoje ji būna nedarbo diena, kai didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyksta įvairūs renginiai, susibūrimai, eisenos, visur plevėsuoja vėliavos, žmonės švenčia, prisimindami istorinį įvykį. O ar tu žinai, kokie yra šiandien 3 didžiausi Lietuvos miestai? Sostinė Lietuvos, Vilnius, Klaipėda, Kaunas. Taip, tai yra didžiausi Lietuvos miestai, bet iš tiesų šventė vyksta visur, kiekvieno lietuvio namuose, nes tai ne tik šventė, bet mūsų šalies istorija, mūsų kultūra ir mūsų laisvė. O dabar pirmyn prie viktorinos. Pirmas klausimas. Kiek Lietuvos signatarų pasirašė nepriklausomybės aktą? A atsakymas 13, B atsakymas 5, C atsakymas 20. Atsakymas C. Antras klausimas. Kodėl tarp signatarų pasirašančių aktą nebuvo moterų? A atsakymas. Moterys labai daug dirbo prie kompiuterių ir neturėjo laiko dalyvauti. B atsakymas. Moteris tuo metu dar neturėjo teisės dalyvauti valstybės reikalų sprendimuose. Ir C atsakymas. Lietuvoje tuo metu dar negyveno moterys.
Atsakymas B. Puikus atsakymai. Taigi nepamiršk, kad švęsti Lietuvos nepriklausomybę galime pačiais įvairiausiais būdais – koncertais, pasirodymais, istorijų pasakojimais, piešiniais ar dainomis. Ir kur bebūtume. Ar tu būtum Vilniuje, minėjime prie signatarų namų, ar kur kitoje pasaulio šalyje, susibūrus lietuviams, kur kalbama lietuviškai ir iškeliama Lietuvos trispalvė. Jei nori pasiūlyti kitą temą, paprašyk mamos ar tėčio, kad Instagram paskyroje atsiųstų mums žinutę arba su suaugusiojo pagalba įrašyk garso žinutę, kokia tema tau būtų įdomi. Galbūt išgirsi save net ir kitoje tinklalaidėje. Iki kito karto. Dokadok. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.